praėjusi savo gimtadienį, kuris jau buvo 29. Damn. I'm sorry. Tai aš savo praėjusį gimtadienį švenčiau Varšuvoje. Kartu su Egle nusprendėme, kad reiktų išbandyti naują autostradą ir pasižiūrėti, kaip ta kaimyninė sostinė atrodo. O planas buvo toks – aplankyti kalėdinį miestelį ir susirasti 5 užeigas per TikToką – pietums, desertui, vakarieniai, kokteiliams ir pusryčiams. Na, o šiandien praėjus 5 mėnesiams nuo gimtadienio pagalvojau, kodėlgi nepasidalinus tomis užeigomis su jumis, juk atvažiavus kažkur į naują vietą norisi gauti tik tai, kas geriausia. Todėl šiandien tu, miela žiūrovė, turėsi nuspręsti, tai kuriągi vietą iš šio sąrašo Varšuvoje pats norėtum išbandyti. O kad jums priimti sprendimą būtų lengviau, į kelionę pasiėmiau ir visiems gerai nežinomą maisto žinovą Matulį, kuris turės kiekvienoje užeigoje palikti atsiliepimą ir įvertinimą, naudodamas Google Review, kurį sudaro 3 punktai – maistas, aptarnavimas ir atmosfera. Važiuojam. Esam pirmoji lokacijai, eisim pietaut, užeiga vadinasi kaip? Nežinai. Aš nežinau. Pasakysiu. Vadinasi Oma. Oma? Oma. Tiesiog taip ir vadinasi. Linkėjimai seneliui. Pažiūrėsim, gal Omą to sutiksim viduj. Kaip matot, iš išorės nėra pavadinimo, nėra užrašyta, kad čia yra Oma, bet kadangi mes radome tik tokią šitą vietą, tai vat taip ir sužinojom. Tai čia yra pietų vieta, pusryčių, čia yra pusryčių, yra desertų, bet pagrindė čia yra pietus ir yra lenkiškos virtuvės pagrindų viskas daryta. Yra labai autentiškas interjeras, žodžiu, tokia lenkiška vietelė, sakykim. Tai ką, užėjame vidų. Nors šis restoranas ir neturi iškabos lauke, žmonių čia netrūksta net ir atvykus 10:30 ryte. Restorano erdvė ankštoka, bet jauki, nes čia ir slypi visa užeigos esybė, kad jautiesi tarsi pas močiutę, kuri netrukus gausi sielą šildančio maisto, užeigos interjeras tik dar labiau sustiprina tą jausmą. Žvakė, gėlių puokštė ant stalo, antikvarinis užuolaidos bei uogienių rinkinys ant lentynos. Meniu nedidelis, bet besikeičiantis kasdien ir viskas tik lenkų kalba. Todėl turit naudoti savo išmaniuosius įrenginius. Pavyzdžiui, kaip Samsung Galaxy S20 Ultra, 10:30 ryto pasirodo nėra pietų meniu, dar tik pusryčiai. Dabar pavalgysim pusryčius, kurių jums nerodysim. Nu ką, tie pusryčiai, kaip pas tikrą močiutę, sako, nukelė, aš to pusryčiam sumuštinį padarysiu, tai dar į vidų įmuša kiaulienos kepsnį, dar įmuša kiaušą ant viršaus, sako, va, nukelė pusryčiai čia to, tai aš esu susirūpinę savo sveikatą. Nors šią pusryčių pagal planą ir neturėjome valgyti, džiaugiuosi, kad atvažiavome per anksti, nes tai buvo vienas skaniausių mano valgytų sumuštinių, o dabar paklausykime visų jo ingredientų. Tai buvo 2 mielinio pyrago gabalėliai kiaušinių plakinyje, piene marinuota kiaulienos kepsnys, Krolevskio sūris, kad ir kas tas yra, marinuoti agurkai, obuolys, svogūnas, Mikulskos vardadienio padažas, keptas kiaušinis, pekorino romano sūris ir laiškiniais česnakai. Už visą šitą sumokėjau 8,90 €. Skonis buvo 5 žvaigždutės, porcija buvo 6, jeigu galima duoti. Kaina už tokius pusryčius, tokį kiekį ir tokį skonį, kaina, sakyčiau, labai adekvati. Tai ką, iki pietų liko 42 minutės. Vienas iš mūsų labiau pasiruošęs negu aš. Laukiam. Atėjus 12 valandai sulaukėme ir pietų. Pirmam patiekalui užsisakėme pomidorovką, pomidorų sriuba su kukuliais ir grietinėle. O skonis šiaip geras. O antrasis patiekalas buvo orkaitėje kepta vištienos krūtinėlė su bulvių koše, krapų padažu, žaliąja paprika, žaliais šparagais, poro juostelėmis ir tarkuotų parmezano sūrių su žolelėmis. Grįžto tai žiauri. Gali man išverst į senimo kalbą. Labai skani, labai minkšta, labai gardi. Paragavus lenkiškos močiutės pietų, atėjo laikas įvertinimui. Kiek vertintum? Įsilieva atmosfera. Jo, jau esi įsiliejęs, tai papasakok. Iš tos sienos, apie tų... Bet suprantate, čia yra tame ir yra vaibas. Tau jo, kai tu arčiau 30 tau yra, o man, matai, aiškai atstovauja jaunimą, tai man čia yra... Nu, atmosferai 4 duočiau, tai realiai... 4 žvaigždės duočiau. Jo. 4 žvaigždės iš 5. Šiaip jauku, sėdėti viskas gerai ir kažkaip... Tai maistui kiek žvaigždučių? Kažkaip nuteikia mane, tai sriubai numušam. Kaip suprantu, 5 netemsi mane? Ne, 2. Už tą 5. 4 duosi ar 3 žvaigždės? Aš supratau, kad čia ir žiauriai skanu. Taip, prie bendrą duodu 3,5 maistui. Tai 4, nes nėra pusės Google Jo, Reviews. nėra. Gerai, tai 4. Liko paskutinis įvertinimas, aptarnavimas. Nežinau, normalus. Viskas buvo... Nesvarbu, ką kalba. Bet viskas suprato.
deda kavą, neklėja mane, stalo nesulėja, viskas tvarkingai, neturiu prie ko prikip. Mūsų meniu buvo Varšuvos kalba. Ai, nu bet tai čia mes Varšuvai. Mes turim išmaniuosius įrenginius, tą galim išsiversti, o su mumis kalbėjo angliškai. Parašyk dabar atsiliepimą šią įstaigą. Tai čia turi. Dzień dobry. Ką тебе зовут? Gerai. Čia nepaslapta esam. Skip. Reikia kapitalinio remonto dėl geresnės atmosferos. Reiktų mažiau pilti aliejos į sriubą. O šiaip faina. Diena buvo gardi. Ačiū, Hebra. Manau, sugrįšiu. Dzień dobry, siedzni wymagają gruntownego remontu, żeby poprawić atmosferę. Powinni dodać mnie oleju do zupy, ale poza tym jest Visam restoranui. w porządku, a kurczak bity pizni, dzięki Hebra myslė ze wrocimi. Jie galvoja, kodėl jie čia apsimetinėjo anglais ir dabar lenkiškai pradėjo. Fluent, viską perskaičiau. Susimatom desertuose. Sveiki, kaip matote pagal eilę mes iš tikrųjų esame tiktokiniai vietoj. Absoliučiai tiktokiniai, man atrodo. Aš tokio eilėje nesu stovėjęs niekur. Desertui atvykome į japoniško stiliaus blyninę Fluffy. Eilėje laukėme apie 45 minutės, o tuo metu išsirinkome, ką valgysime. Gavę laisvą staliuką, iš karto aptarėme šios kavinės atmosferą. Esame tikrai maskuliniškoje aplinkoje. Kodėl maskuliniško? Testosteronas šitą kokia didėja šitoje vietoje būnant? Ar dėl ko čia? Tai aptarkime atmosferą. Little bit gay? Būkim vieni Aš tau teisingi. sakiau, taip. Jo, tokia... Ne, kad tu suprastum, aš čia šitą vietą tik dėl eglės, jau čia ne aš šitą vietą išsirinkau. Ok. Na, tipo, mane gal biškai nervuota muzika keturmečių popo trolio. Tai reikėtų jau įrašyti, ne? 4-mečių garsi muzika. Gerai, tai ar turi sprendimą dėl vertinimo atmosferos? Ar esi apsisprendęs dėl žvaigždučių kiekio? Dėl atmosferos? Taip. Pilnumoj. 2. Plačių pečių vaikinam šį vietą nėra pritaikyta. Bet trūksta, kad per televizorių eitų tiktokai. Ir labai keistas muzikinis. Labai keistas muzikinis skonis. Kol kas 2 žvaigždutės už atmosferą. Jo, tai gali paaugti arba nukrist. Mane žinant, Matulis pasiėmė labai keistos spalvos gėrimą, dėl kurio man kilo nemažai įtarimų. Kas tau rožinį pasiėmė? Aš? Tu vėl, tu glaustaisi mano kavą. Ne, net neliečiu. Gerai. Kurią pasireiktų gerti? Ne šitą. Taip, neklausk, kodėl aš. Ką tu pasiėmė gerti? Ne, žalią arbatą. Pasakyk, kad mačą. Ne. Okay, Tiesiog green tea. What the fuck is this? Kas yra? O čia yra kava? Jo, bet nėra jokio saldumo. Paragauk paprastai, o po to nuo viršaus. Ai, nu tai ragauk kaip tu nori. Vyriškai. Aš tau sakiau, kad tu toks jau gurčius. Visos lūpos zubai išteplioti. Bet čia nėra skanu. Tai pilnumoj. Tai seniai gerai, kad maisto atskiria nereik vertyti. O paragavus maskuliniškų gėrimų atvažiavo ir blynai. Tai man bar būtų etiketas palaukta, ne? Tu su tokiu gėrimu apie etiketą negali nieko sakyti. Jaučiuos darželį vaikų. Seniau aš jaučiu, žinai ką, labai pažeidžiamas. Aš va taip jaučiuosi žiauriai pažeidžiamas. Seniau kiek čia kalorijų? Nežinau, tai žinok skaičiuot. Vieną dieną, kai būsiu demiko, nebevalgysiu tokių dalykų. Bet jis iki 30 irgi tokius valgė, tai dar galima. Tu, tipo, kai būsi senasis demiko, turiu omenyje, ne? Niekada valgysi. Nes jeigu dabartinis tai seniai, tai valgydamas nebūsi niekada. Bet tu smaližius. Man labiau patinka kažką sūrį, žinai, kokį kebabą, geriau burgerį. Man desertas nėra. Matosi. Blynai buvo beprotiškai saldus, tačiau jų konsistencija patogi. Kava 8 iš 10. Aptarnavimas was amazing, brilliant, excellent. Žinai ką, duok 3, o parašyk, jūsų galtinis įvertinimas yra 3,5. 2. 3,52. Viskas, keliamės į sekančią vietą. Matuli, perkelsi į kitą vietą mumis. Dabar? Jo. Filmuoji tu išvis? Matėt jūs ten tą dangoraižį, pažiūrėkit, ten užrašas, matėt tą? Tai norėčiau padėkoti Samsung, mūsų kelionės partneriui. Šioj kelionėje mus remia Samsung ir naujasis įrenginys Galaxy S26 Ultra. Naudoju šį telefoną jau visą mėnesį, esu super labai patenkintas. Prieš tai naudojau epizodiškai 25 ir 24. Tai skirtumas nuo 24 iki šito 26 yra tikrai ryškus. Didžiausias ryškumas yra ekrane. Vieną telefoną prie kito pridėjus iš karto galite pamatyti, kad 26 yra stipriai patobulėjęs. Turi ir privacy display, galite airdropinti su iPhone'ais.
Ir kalbant apie bateriją, 6 ryto pradėjom kelionę, dabar yra Lietuvos laiku 3:30, baterijos yra 52%, telefonas buvo tikrai naudotas daug. Matulis šiuo metu galvoja, kad mes už pusės valandos keliausime į vakarienės vietą, bet mes iš tikrųjų prieš vakarienę varysim į dar vieną vietą, apie kurią jis visiškai nieko nežino. Tai kur 20 parašta mėlynai? Čia yra tas bookingo butas. Tai esi buvęs ten? Aišku, esu buvęs. Rimtai? Jo, Literaliai šitam? prieš pusmetį. Literaliai, vat būtent šitam. Šitam name. Prieš pusmetį, būtent šito vietoje. Jo, aišku. Blemba, šiaip žiaurus sutapimas, nes mes šiandien eisim ne į šitą laiptinę, o į šitą laiptinę. Aha. Ir aš turiu šiandien tau dovanų, biškai atsipalaiduot. Į tai masažą? Po sunkaus darbo. Jo. Eik tu, tai aš alijuotas būsiu. Nenoriu aš seniai būti alijuotas. Nepergai, viskas bus gerai, žinau. Prieš išvažiuojant į baltą sėdą, sako, blemba, nugarą taip kažkaip skauda. Tai jo, kaip tik. Kiek čia laiko tas senas? Masažas tau šiandien. Special treatment. Kyso čia esi. Tau nepatinka masažas? Durnas tu. Bet bus gerai, žinok. Nebeskaudės nugaros. Pradžio gal pasikaršiau kažkiek, nes nežinau, ko tikiuosi. Minusai gal būtų tokie, kad jinai nevalgius, nes jai gurgia pilvas, baisiai erzina. Antras dalykas, jinai arba gumą kremtų, arba kažkas yra biški, nes jinai tai vis čepsi, biški erzina šitie dalykai, turite būti ramybė. Kitas dalykas. Ne vieną dalyką pas mane šito nebuvo. Jo, pas tai nebuvo. Tai jis netgi klausė, ar jo, okei, galvoju gal, kad numeriai, ne? Na, žodžiu, man kaklą taip spaudė, kad aš galvojau, kad mane uždusys, sulaužys mane, aš galvojau. Visą laiką nebuvau atsimerkęs nei sekundai. Tiesiog žiūriu ir galvoju, tai kiek čia dabar reikės, galvoju, kaip ilgai čia reikės, dabar guliu. Ir matau, kad mums nebejauku, nes jis pamatė, kad aš žiūriu, uždėjau rankšluostį ant kaktos. Kad nežiūrėčiau ir aš toks, okei, galvoju, gerai. Nu ir ten kažką. Ir tokia pys, paėmė, atsistoju, išėjau. Tai čia dabar man keltis, ką man čia, nieko man nesakė. Man pasakė, wait a moment. Wait a moment, sakė. O man, tipo, sėdžiu, laukiu dar kažką. Ir po to pabaigoje atsisėdau. Jinai kažkaip Tas ten minkė jo. Ir tokia atsisukau, taip pat atsisukau, jie sako, nori, ne tai, kad nori, bet... Sakau, nenoriu. Nenorėjai? Ne, tau kaklą traiškiai? Jo. Aš pats išėšiai įsitraiškiai. Buvo, o į kitą pusę nepavyko. Aš bijau, kad sprandą nusuks. Tai čia vien, aš tu pasakėjai. Jo. Tai kad rusai. O šiaip tai noriu padėkoti, nustebinai, tikrai nesitikėjau, supratau dabar, kaip gyvena Lietuvos streamerio elitas. Čia jūsų tiesiog on daily basis casual yra tokia pramoga, tai aš neturiu ką pasakyti, aš tiek neuždirbu, kad čia galėčiau eiti kažkokią. Tai nesi buvęs masažė? Ne, never. Rimtai? Niekada geras, jokiam. Tai nice. Na kągi, sveiki atvykę, mes esam vienoje labiausiai legendinių turbūt pierogi koldūninių Lenkijoje. Zapieček ar Zapieček, kaip pavadinsi, tai nepavadinsi. Mes sakytume Zapieček. Atsiprašau, mes kaip lietuviai sakytume. Vis dėlto lenkai šią vietą vadina Zapieček, o kad ši vieta legendinė įrodo daugiau nei 14 000 atsiliepimų Google'e. Zapieček tai tarsi lietuviška etnodvaro versija. Čia jūs ne tik galėsite paragauti virš 20 skirtingų pierogių skonių, bet ir daugelį kitų nacionalinių lenkiškų patiekalų. Na, o užeigos interjeras puikiai perteikia etniškumo dvasią. Nu, pažiūrėkit, koks gausus stalas. Čia šiaip nors ir ne man, bet noriu parodyti. Yra frainti su mėsa. Yes. Čia yra 12 skirtingų skonių. Visi yra virti. Ir sūrus. Jo, tuomet yra puodelis kefirikso, o iš tikrųjų tai čia ir grietinė su pienu. Originalieji, vadinkim, pyrogiai su mėsa ir grietinė. Tyskė, nealkoholiniai. ir vėliavėlės buvo tokios, tai va, tai prašau, vaišinkitės. Okay, no problem. Smeikit. Į saumę, šitas priklauso. Nesau. Nu, supratau. Bet man atrodo, kad ten panašiai turėtų būti, nes ten tiesiog bus keistesnis, nes pienas yra, ne? Jo, čia, ta prasme, gali per pusę pjauti konkrečiai tą koldūną ir ragauti. Nu, sakyk. Aš tai pusę ir atsikąsiu. Ar geriau nei sadai? Vien dėl mėsos geriau. Į plyštą. Ta mėsa, jinai... Mėsa tikrai kitokia. Reikia sutikti. Nu, žinok, man patinka. Ir pabandyk su šituo. Gerai. Su pienu ir grietinė. Gerai. Taip, grietinė ką duoda, tai kad aš tai paskandinu ten, žinok. Kyščiau būtų, ne? Jo. Ir daugiau gal tokio česnako, nežinau, jaučias. Nežinau. Kažko pamatys, pasakyt, žalelio jaučias. Žinai, kas yra? Jis toks gaivus, gaivališkas labai. O kaip keptas? Man ta mėsa, jeigu yra, man viskas gerai. Supratau. Man jų mėsa ta trinta, ta košytė tyrelį, apkandžiota ir įspjauta, man nėra geriau, žinau, man gali būtent, aš žinai, kad aš galvoju, kad jie netvėstų,
Aš dar čia galiu ir išnaudoti Aš norėjau technologiją. tą patį žinoti. Technologija. Atrodys, kad aš nesuvalgiau, seniai. Čia nematulio, jeigu ką. Ne, bet čia tiesiog per Jisai savo sunku. suval... Turim praintus. Imkim dar vieną. Jo, aš dabar turiu burnoj valgodą. Pasidarė sunku, žinokit. Pasirodo, 9 koldūnai yra visai nemažai. Man būtų užtekę 6. Aš suvalgiau 11, nes 2 buvo neskanus, tai tik po pusę. Ne, ne 11, tu dar praintų valgiai. Nu jo, dar fraintų kažkiek, bet... Tu dar iš manęs valgiai. Kodėl aš iš tavęs valgiau, kai aš galėjau savo tiesiog... Tu neturėsi mėsą paprasto. Turėjau, reikėjo tik atrasti. Kuris buvo skaniausias be? Su mėsa? O jeigu be jo? Blemo su beikonu visai nieko gal buvo. Tai atmosfera susilėjau su atmosfera. Rašysim atsiliepimą ar ne? Ar jau susilėjai? Jo, rašysim. Palygink, kuris susilėjo labiau. Spaus 5 iš 5. Portions too big. Bet 5 iš 5. Didelis. Per didelis. Per didelis. Maistui duodi 5? Nu jo, maistų 5. Nutirpsta burnoje man ta mėsytė. Labai skanu, man nesvarbu ar prainti ar ne. Ar su grikiais, man visi žinau, buvo labai skanu. Man bloga. Aptarnavimas. Aptarnavimas, sakyčiau, kokie 3. Biškai nesigaudo, nesusitavalioja, kas vyksta aplink, bet gal kalbos barjeras yra šiek tiek. Ir, Bet yra... dėl to reikia mažesnį balą dar, nes kitur gaudėsi. Jo, Visur, kitur kur gaudėsi, jo, kitur gaudėsi. Tai... Atmosfera. Nu, atmosferai duočiau. Nežinau, man trūksta kažkokį maksimalaus jaukumų. Nežinau, ar po tom knygom, kad kažkas man yra. Aš nežinau, aš jaučiuosi biškai suvaržytas, tai aš duočiau kokius 3,5, bet tiek neina duotai, duočiau irgi 4 kažkas tokio, nes 3,5. Bet bendras tavo pažymys 5. Jo, Tai žodžiu- žinau, kad nelogiška. 4. 4 bendras? Jo, nes neina 4,5 duoti. Gerai, įvertinam. Kainos paminėjo mane už vieną koldūną 2,99 zlotų. 3 zlotai. Tai tiksliai. ir pažiūrėsim, kiek iš viso kainuos visas čekis šiandienos mūsų stalo 5 žmonių. Bus įdomu pažiūrėti. Manau, nemažai, žinai, kas yra, labai kainą iškėlė operatorių šį kartą. Operatorius, ta prasme, neįprastai daug valgo. Ir... O tu nesgei, kad tu persivalgai, kodėl tu valgai dar ant tų žodžių? Saldžių būtinai pabandykit, nes saldus tikrai visai kitoks skonis ir valgai kaip desertą, tai sakyčiau, jeigu norit čia pasimti ir desertą, tai būtinai pasimkit ir saldžių. Jeigu esat prie mėnų, valgykit saldžius. Tiek. Irgi tinka. Jeigu valgot cepelinų su varške, taip kažkas negerai su jumis, bet galite ir čia tą patį. Jeigu valgot šaltibarščių šiltus, tai irgi galite valgyti čia tuos koldūnus su vaisiais. Ir tiek, ir jeigu valgot ananasą ant picos, žodžiu, žinot patys. Tu valgai? Tai žino pats. Tai tiek. Žodžiu, tai atėjo sąskaita 406 zlotai ir 55 piškės, kas yra 110 eurų. 51. Jo, 51. Tai 110 eurų gavosi, bet pavalgėm 5 ir dar visi geriam ir dar pasiėmėm grėtinių visokių, tai turbūt adekvati kaina ir reikia paminėti, kad nemažai to maisto iš tikrųjų mes pasiėmėm. Gerai, o dabar mums reikia persikelti į paskutinę šio vakaro vietą, kuri bus aukštai. Jo, tai gal tiesiog nuvažiuojam, kiek mes galim kilnuotis visur. Ne, mums reikia nusikelti. Nusikelti, nebepaėgė, nevažiuoti ir eit. Nu tai davai, varom. Labas rytas, vakar po vakarienės turėjome keliauti į dangaus barą, tačiau neturėjome rezervacijos ir vakar užbaigėme viešbutyje. Bet ten mes dar sugrįšime, o dabar sveiki atvykę į pusryčius. Mon Nom Bistro vadinamoji brunčo vieta yra išskirtinė tuo, kad kiekvienas klientas gauna meniu kartu su pieštuku, o pieštukas yra skirtas tam, kad pažymėtumėte, ką norėsite valgyti. Šioje užeigoje galite rinktis pusryčių meniu iš 3 arba 5 patiekalų, atitinkamai už 39 ir 58 zlotus, o jeigu norite kažko papildomai, tai kainuos dar 13 zlotų per patiekalą. Ką Metijų pasiėmė pusryčiams, pasakykite? Mažą opciją ėmė. Jo, aš ėmiau mažesnę opciją. Pusryčių aš labai nesu valgytojas, mažai valgo pusryčių arba išvis nevalgo pusryčių. Tai pasėmiau beigelį, tada pasėmiau iš kiaušinių skiltys scrambled eggs with butter ir pasėmiau iš mėsos ir žuvies skyriaus mini dešrytės su kažkokiu tai namų gamybos kečupu. Tai tikiuosi bus tiesiog kažkoks biškį domesnis. Tiesiog dešo pasėmė. Okay. Žinai, kas gali būti? Bus tiesiog kečupas ir majonezo ir sumaišė. Homemade ketchup. That's it. Aš pasiėmiau 5 opcijas, pasiėmiau visiems beigelį, tai nusprendžiau tiesiog duonos pasimti Benedikto kiaušinį, tada avokado smešas su krem feta, tada hash brownas ir pasiėmiau paštetą su svogūnų marmeladu. O atsiger kaime, aš pamiršau pasakyti, aš pasiėmiau kapučino tiesiog. Same. Noriu kavytės. Ir kapučino. Visiškai taip pat. Let's go. Tai va, viskas, pridodam lapelius ir lauksim maisto. Dar vienas dalykas, kurio vakar nepaminėjom pierogėse. Lenkijoje yra šitas bairis,
kad didesnėm grupėm prideda 10% service charge aptarnavimo mokestį. Tai vakar Pierogiuose mes šiaip išleidom 100 eurų, bet pridėjo 10 eurų, tai dėl to gausi 110 eurų. Čia tik nuo 6 žmonių prideda 10%, o mes esam 5, tai dabar. Tai išlaušiai kažkur bent. Mūsų laukia jau priimti užsakymą, tai greit valandam viskas. Šiaip, jeigu norėsit čia atvaryti, nesumaišykit šitos vietos su kita vieta. Mes su Egle gruodžio mėnesį nuvažiavome į kitą vietą. Žodžiu, šita vieta vadinasi Mon Nom, su M prasideda. Yra dar viena vieta Varšuvai, Nom Nom vadinasi. Ir ten yra vietnamietiškos virtuvės restoranas. Tai mes kažkaip pagalvom, tai čia Nom Nom. Įsivedžiau į Boltą ir nuvažiavome į vietnamietišką restoraną. Tai nesumaišykit, šita vieta yra Mon Nom. Maistas buvo susirptas, aš pasakysiu iš savo patirties, daugiau čia neimčiau tų poached eggs, geriau imčiau kaip tu scrambled, o visa kita paštetas, duona, tas sviestas, avokadas, hash brownai. Na, bet vis tiek buvo skanus kiaušiniai. Ne, tikrai buvo. Man tiesiog tas padažiukas biškiniai tema. Man maistas irgi skanus, nieko neliko iš padėklo. Tai. Susirpėm literaliai. Jo, šiaip skanu žiauriai. Maistui duočiau 5 iš 5. Šiaip visas stalas, kuris čia sėdi, visiems labai patiko ir ne kartą kartojo, kad yra labai skanu. Tai džiaugiuosi, kad nebuvai tas vienas, kur, žinokit, man pritrūko. Tai palada, ar tu negirdėjai kitų dalykų? Atmosfera. Pakalbėkim. 5 iš 5. Gerai. Man jauku, man čia gal jaukiausia vieta iš visų, kur sėdėjau, žinau. Aptarnavimas? Viskas good. Nežinau, čiki. Man patiko, kad kaip parašyta buvo Matthew, taip ir vadinu. Tai ar mes turime tiesiog 5 iš 5 pirmą kartą visur? Jo, nu tai turi būti bent viena vieta. Gerai, palik dabar atsiliepimą, parašom. Parašyk tiesiog, super, viskas. Ką liko mums paskutinė vieta, viršui danguje Skybaras, kurį vakarą nepavyko pakilti, tai susitiksime su jumis ten aukštai viršui ir parodysim galbūt geriausią vietą per šį video. Kas čia žino? Sužinosim. Tai padarom tą. Dar kartą nepavyko. Dar kartą. Sveiki atvykę į aukščiausią pastatą Europos Sąjungoje Highline Warsaw, kur galite pasikelti į 230 metrų aukštyje įrengtą apžvalgos aikštelę ir pamatyti Lenkijos sostinę iš aukštai. Nepadarykite klaidos ir jei planuosite čia atvykti, būtinai pasirūpinkite rezervaciją, kurios kaina prasideda nuo 15 eurų žmogui, o kaina kinta priklausomai kurią valandą norėsite čia apsilankyti. Už šią kainą jūs ne tik galėsite pamatyti Varšuvą kaip ant delno, bet ir galėsite apsilankyti dangaus bare, kuris yra 49-ame dangoraižio aukšte. Vasaros periodu baras veikia ir lauke esančioje terasoje. O jeigu norite atsigaivinti, galėsite įsigyti ir ledų tame pačiame aukšte esančioje ledainėje. Žiemos periodu terasoje buvo galima įsigyti ir karšto vyno. Dabar mes esame High Garden Sky bare. Matuli, kaip atmosfera? Jaučiuosi aukštai. Pakylėtas? Jaučiuosi pakylėtas, jaučiuosi nusipelnęs šito apdovanojimų po šitiek valgymų ir keliavimų ir vaikščiojimų ir vėjų pūtimų į veidą. Jaučiuosi gerai. 5 žvaigždutės? Esu, High Garden'e. Ne 5, ne. Atmosferai ne 5? Atmosfera 5. Okay. Bet apie kitą pakalbėsime vėliau. Aš apie meniu kalbu čia iš karto, kad man meniu ne 5 žvaigždutės. Mano gėrimas yra su sūriu ir triufeliu šiaip. Tą pavyktų apibūdinti savo kokteilių kvapą žiūrovam? Tiesiog savaitę nešiotą koinį įmetė į gėrimą. Kažkas tokio. Tu dabar ragausi, ne? Paragaujam. Ir dabar tu ragausi tos koinys. Aš mačiau, kad tu atryje ir refliuksą mačiau vienu momentu tau kakle. Nežinau, kodėl reikia taip daryti. Atzyzliuot atgal. Žinai, kas blogiausia, kai tu geri ir tas sūris tau vis arčiau nosės krenta. Bet tu sakė, jį gali valgyti. Aš pasiliksiu opciją nepasinaudoti šitą. Kalbant apie kainas, tai mūsų kokteiliai kainavo 80 zlotų, kas yra praktiškai 20 eurų, ten be kelių centų turbūt. Kokteilių kainos neadekvačios, steiko kaip ir restoraninė kaina, bet man atrodo, ten atneša va tokį, žinai, chicken nuggets. Tai būtų toksai, jo, aš įsivaizduoju, kad toksai. Niek čia daugiau nedarys. Atmosfera 5 žvaigždutės, maisto mes nevalgiam, kokteilį vertink, nes tu šitą, kas per kokteilis, ką tu čia geri? Čia yra gin basil smash, tai čia yra ginas, bazilikas, laimo sultys ir turbūt viskas. Tai nieko nesiskiria. Pagal kainą 3 žvaigždės? Ne, tai gal 2, labai brangu. Tipo 2 eurų už kokteilį, čia nesąmonė. Kuris nėra nieko ypatingas. Ir tu jau gauni, čia va tokią stikrinukį. Jokinga tikrai kiekį. O tu, pavyzdžiui, dabar matai šitos perspektyvos, ką aš esu įrašęs, kiek žvaigždučių? Sunkiai, bet matau. Kodėl sunkiai matai? Nes yra privacy display. Ačiū jums labai.
Shout out Samsung. Maloniai pasitiko prie įėjimo, kur reikia palaukti eilėje. Tada atėjo žmogus, kuris kalbėjo puikiai angliškai. Tik laukimas gan ilgas, ne? Laukimas labai ilgas. Tai ir jisai būtų balais vertinti. Ir jisai, kadangi negalėjau čia pasiekti pilnai stalo, dėdamas kavas, galėjau man pasakyti, sorry man, kad jis jau čia prieėjęs. Jis man iš kelinių į mano kelinį tokį ir aš toks, okei, sorry, patrauksiu. Jūsų didenybė, supratau. Jo, toksai. Nu tai servisui kiek duodam? Nežinau, tai 5, jeigu tu netrandi prie ko prisikabinti. Apart, kad ilgai laukti reikėjo, tai, aš 4 duosiu už laukimo laiką. Man žinai, kas yra, klausyk. Kaina maždaug 2 vienetą. Aš suprantu, kad čia mes esame aukštai, bet tai nereiškia, kad mes jeigu aukščiau kažkur esam danguje, mes turim mokėti brangiau. Mes už tai, kad čia pakiltume, mes mokėjom irgi pinigus. Reikia paminėti, mes sumokėjom 18 eurų vienam žmogui už pakelimą. Tai už tai jau pažiūrėk, kas darosi. Tai jeigu tu didi, tai man nesvarbu, kur aš esu, aš galiu ir bunkerį Rusijai sėdėti, tai nereikš, kad maistas už dyką bus, aš bunkerį sėdėsiu. Kainos neadekvačios, nes kainuoja pasikelti į dangoraižį. Kaip ubagai didžiausia iš tikrųjų, nes... Iš Suvalkijos tu vis dėlto. Bet tu rašai, ne aš. Ilgas kokteilių laukimo laikas. Kokteiliai... Paprasti. Aptarnavimas malonus. Taip. Aplinka vandelnų. Šauni. Tai mes vertinam šitą vietą, kurios labiausiai laukiam su tokiu vaizdu 3 žvaigždės mes duodam. Šiaip fun fact, ar tu žinai šito baro bendrai vertinimą? Ne. Įsivaizduoji, koks jis galėtų būti? Jeigu lenda į šikną žmonės, tai aš įsivaizduoju, kad čia bus kokie 4,6. Bet jeigu nelenda, tai aš manyčiau 3,7. 4,2. Taip visiškai per vidurį, tarp mano abiejų tu visiškai centriukas, ne? Nu, tai duodam 3 žvaigždės ir toliau žeminam jų reitingą. Iki 4,1. Tai va, tai ką, viskas tokia buvo Varšuvos kelionė, mano ir su Matuliu. Šiaip overall visos vietos, kas labiausiai patiko, gal pasakyti. Nes aš žiūrovams daviau užduotį išrinkti šitų 5 vietų, kas jiems labiausiai patiko ir kur jie pasirinktų važiuoti Varšuvai šitų vietų. Okei. Aš nežinau, ar atsimenu tiksliai visas vietas. Man Oma patiko labai ir šiandien pusryčių vieta. Pusryčių vieta jaučiu aukščiau nei Oma. Man tai va ir tai Oma ir tada jau tenai visą kitą. Tai jaučiu Monom, ne? Tai Monom man yra number 1 iš viso šito. Šiaip labai keista, kai tu valgai dešras tiesiog ir scrambled eggs. Jo. Ai, pala, Zapiečiakas irgi tau Zapiečiakas, jo. Na tai tada garbingai ten tegul būna Zapiečiakas, žinau. Aš manau labai logiškas pasirinkimas, nes tradicinė lenkiška vieta, tradicinis patiekalas ir tu ten gauni viską. Tai pirogiai ir tada... Pirogiai ir tada brančas. Ir brančiukas, jo, brančiukas vis dar skanu. Ačiū Jums, kad žiūrėjote, tai parašykit komentaruose, kurią iš šių vietų norėtumėt labiausiai aplankyti Varšuvai. Jeigu norit panašių video, irgi pasakykit, kažką parašykit, patiko, nepatiko, nu tai duokit žinot, kaip sakant. Šiaip dar norėjau padėkoti šios kelionės ir autostrados kelionių partneriui Samsungui ir ačiū už Galaxy S26 Ultra telefoną. Tai pasimatom kitose video ir streamuose. Nucok, kurva, Bober, samurai. Mokslo ir menų žinovai, ponai darbininkai, bedarbiai ir bektariai, Seimo nariai, dėkui ir jums, žemdirbiai ir žvejai, bet sakom, ačiū, kad žiūrėjot, atleiskit, kas net